Labas rytas. Kava jau čia, puodelė jūsų rankose, kažką prie kavos. Šiandien rugpjūčio 18, antradienis. Sveiki susirinkę. Na, o temoje dienai šiandien parašiau dvi, sakyčiau, sukrečiančias istorijas ir vieną negailestingą išvadą. Apie tai netrukus. Bet pirmiau nukeliaukime į šios dienos rugpjūčio 18 kalendorių ir pažiūrėkime, kokiegi įvykiai įvyko pasaulyje ir Lietuvoje šią dieną. Tūkstantis 783 metų rugpjūčio 18 dieną virš rytinės Anglijos pakrantės užfiksuotas milžiniškas meteoritas. Jis pavadintas Didžiuoju Britanijos ugnies kamuoliu. Tuo metu tai sukėlė baisinę paniką ir buvo palaikyta pasaulio pabaigos arba baisios nelaimės pranašu. 1817 Massachusetts'e, Jungtinėse Amerikos valstijose, kapitonas Reichas rugpjūčio 18 dieną patvirtino matęs legendinę jūrų gyvatę, kurios ten vietiniai visi paniškai bijojo. Vėliau gamtininkas Tomas Linersas Džuitas bei kiti tyrėjai nustatė, kad tai tebuvo didžiulis paprastasis tunas, kurio greitas plaukimas kėlė keistas bangas panašias į vingiuojančią gyvatę. Na, o 1915 metais, Pirmojo pasaulinio karo metais, Vokietijos kariuomenė po įnirtingų mūšių užėmė Kauno tvirtovę. Besitraukianti Rusijos carinė armija išsivežė vertingą pramoninį turinį ir archyvus. 1877 metai. Amerikiečių astronomas Asaph Hall atrado Marso palydovą Phobą. Na, o 1945 šią dieną NKVD MGB pajėgos Alytaus apskrityje vykdė itin brutales, taip vadinamas miškų šukavimo operacijas, siekdamos likviduoti Dainavos apygardos partizanus. Na, šiek tiek į kitą pusę. 1949 metai. Adolfas Dassleris po aršių ginčų su savo broliu Rudolfu Dassleriu pagaliau baigė dalintis turtą iš jų likviduojamos bendros įmonės Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Ir Adolfas būtent šią dieną, rugpjūčio 18 dieną, oficialiai įregistravo savo naują bendrovę, pavadindamas ją Adidas. Na, brolis Rudolfas, neatveriantis pykčių, įkūrė savo gamyklą visai šalia brolio bendrovės, kitoje upės pusėje. Toks yra miestelis Vokietijoje, Herzogenaurach, kuriame įsikūrė ir iki šiol veikia abu fabrikai. Vienoje upės pusėje Adidas, kitoje Puma. Toks ženklas žymintis dviejų brolių taip ir neišspręsta priešpriešą ir pykčius. 1958 metai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo išleistas garsus ir tuo metu daug triukšmo sukėlęs Vladimiro Nabokovo romanas Lolita. Ir kaip įdomiai pereinam į 1960 metus Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje pasirodė pirmosios kombinuotos geriamosios kontracepcijos principų veikiančios tabletės Enovit, sukėlusios tikrą seksualinę ir socialinę revoliuciją.
Na, o dabar rugpjūčio 18-osios istorijos. Šiandien pradėsiu nuo įvykių Vilniuje. Taip, pirmoji istorija mus nukelia į 1861. Rugpjūčio 18 diena yra sekmadienis. Prie Aušros vartų susirinkusi minia. Laukiama procesijos, kuri, kaip sklinda gandas, turėtų atkeliauti pagaliau į Vilnių iš Varšuvos. Matot, tuo laiku Lenkijoje jau kelis metus juntamas tokio patriotizmo pakilimas. Pavasarį Varšuvos gatvėse per demonstracijas žuvo žmonių ir tos žinios nuvilnijo per visą kraštą, pasiekdamos ir Vilnių. Taigi laukiama tos procesijos iš Varšuvos tam, kad pasitikti juos, pasveikinti, na ir, kaip sakyti, gerai pasijausti būryje patriotiškai nusiteikusių žmonių. Istorikai iki šiol ginčiasi, ar tai buvo gandas, ar, tarkim, vietos rusų policijos provokacija, bet jokia delegacija, jokia procesija iš Varšuvos neatvyko. Nu, bet, žinot, minia susirinkusi, sudalyvavo visi mišiose, sugiedojo giesmę Dieve saugok Lenkiją ir patraukė į pietvakarinį Vilniaus priemiestį Pohuliankos rajoną. Prie Simono Konarskio kapo, kur prieš 22 metus visai netoliese jo palaidojimo vietos jis buvo sušaudytas. Simonas Konarskis 1831 sukilimo didvyris. Prie kapo susirenka minia. Istoriniai tyrimai nurodo, kad ten buvo 5000 žmonių, o štai Lenkų istoriografijoje minima net 15 000 žmonių minia. Jai kelią pastoja rusų kariuomenės kolona, apie 600 karių ir kazokų. Vilniaus policijos vadas Piotras Vasiljevas garsiai šūksniais stabdo minią, skelbdamas, kad iš miesto išeiti draudžiama. Kyla susirėmimas. Rusiškoje įvykių versijoje teigiama, kad minia šaukė ura ir puolė kitoje gatvės pusėje prie Trakų užkardos išsirikiavusius rusų pėstininkus. Jų ataskaitoje nurodoma, kad demonstrantai mėgino iš karių atimti durtuvus, mėtė akmenis ir atakavo juos išardytų tvorų dalimis. Lietuvių autorių darbuose pateikiama versija, kad miniai prisiartinus prie kazokų, 2 tos minios lyderiai pirmieji metėsi ant pėstininkų kuopos, bandydami atimti šautuvus ir prasimušti pro užkardą. Iš paskos visa minia išardžiusi artimiausią tvorą puolė kareivius basliais ir atsineštais akmenimis. Kareiviai pargriovė tuos 2 drąsuolius. Abu buvo sumušti iki sąmonės netekimo, suimti, o paskui nuvežti į ligoninę. Žmonės dainavo patriotinės giesmes ir skandavo laisvė, laisvė. Kazokai puolė minią rimbais. Kareiviai šautuvų buožėmis, 3 manifestuotojai buvo sužeisti, 1 suimtas. Minia ėmė bėgti atgal į miestą link Aušros varto. Kariai juos vijosi, mušdami ir daužydami buožėmis. Po kurio laiko dalis minios vėl mėgino patekti į Dominikonų gatvėje buvusius Vilniaus generalgubernatoriaus Vladimiro Nazimovo rūmus. Švento Ignoto gatvėje ir įvyko susirėmimas su kazokais, kurio metu keli žmonės buvo stipriai sužeisti. Negalėdami patekti į kazokų saugomą Nazimovo būstinę, demonstrantai pasitraukė atgal prie Aušros vartų, kur ir vėl vyko pamaldos. Po šių įvykių bajorų delegacija, vadovaujama maršalo Aleksandro Domeiko, nuvyko pas Nazimovą prašyti, kad būtų galima susigrąžinti žuvusiųjų palaikus, nes per tuos susidūrimus daug žuvusiųjų, tačiau visus palaikus pasiėmė policija. Nazimovas atsisakė tenkinti tokį jų reikalavimą. Antroje dienos pusėje rusų administracija paskelbė, kad visi Vilniaus vartai yra
uždaromi aklinai, o perėję per žaliąjį tiltą jau yra uždaryta. Tos pačios dienos vakare prasidėjo keletą dienų trukę akcijos dalyvių areštai. Po kelių dienų, rugpjūčio 22 dieną, Nazimovas paskelbė karinę padėtį Vilniaus, Gardino ir Kauno gubernijose. Pohuliankos susidūrimas buvo pirmasis atvejis po 1830–31 metų sukilimo, kai Lietuvoje gyventojai puolė rusų karinį dalinį. Rusijos administracijos duomenimis, ten tik tai maždaug apie 30 žmonių buvo sužeista, o žuvusių išvis nebūta. Jau tuomet, štai iš kur šitie papročiai klastoti istoriją. Iš tikrųjų, ankstyvoje Lenkų sukilimo istoriografijoje įsitvirtino visai kitoks įvykių aprašymas, kurio iš esmės laikomas iki šiol. Pagal jį kazokai pirmi užpuolė žmonės. 14 jų iš karto žuvę po arklių kanopomis ar net paskendę neryje. Kai kur nurodoma, kad žuvusių buvo 10. Rusai sako, kad nieko nebuvo, o Vilniaus ir Varšuvos bažnyčiose buvo gedima aukų gedulingose mišiose. Pohuliankos įvykiai sukomplikavo Lietuvos politinę padėtį. Būtent po jų svarbiausiose Lietuvos miestuose ir beveik visoje Kauno gubernijoje buvo įvesta karo padėtis, buvo uždrausti vieši susibūrimai, patriotiniai giedojimai ir kiti panašūs dalykai. Apskritai visos manifestacijos, valdžios persekiojimas greitai slopo ir iki 1862 metų pradžios Lietuvoje beveik visiškai išnyko. Dabar nusikelkime į 1966 metų rugpjūčio 18 ankstyvą rytą. Pekinas. Tianmenio aikštėje renkasi žmonės. Anksti ryte, dar prieš saulį patenkant, jų ten beveik 1 milijonas. Ir dauguma jaunimas, moksleiviai, studentai, jauni darbininkai, jauni kariškiai. Saulei tekant virš Tianmenio vartų pasirodo Mao Dzedongas. Jis apsivilkęs karišką uniformą, kurios nedėvėjęs nuo 1949 metų. Tai neatsitiktinis pasirinkimas. Tuoj pamatysite kodėl. Jis nusileidžia į minią, lyg dievas. Paspaudžia keletą rankų ir grįžta atgal prie vartų. Šalia jo ištikimasis Lin Biao, bendražygis, vienas iš sumanymo organizatorių. 17-metė moksleivė Song Binbin įteikė Mao raudoną raištį. tą patį raudoną raištį, kuriuo ryšėjo ten susirinkę jaunuoliai. Jie raudonieji sargybiniai, hongveibinai, o raudonas raištis hongveibinų simbolis. Mao išdidžiai jį užsideda. Nuo šios akimirkos išsibarsčiusių studentų grupės ir dariniai virto valstybės oficialiai palaimintų, uniformuotų, smogiamuoju būriu, kuriame milijonas žmonių. Kreipdamiesi į minią, Mao ir Lin Biao ragina susirinkusius sunaikinti 4 senuosius: senas idėjas, seną kultūrą, senus papročius ir senus įpročius. Netrukus po šio mitingo oficiali valdžia, policija ir teismai gavo tiesioginius nurodymus nesikišti į raudonųjų sargybinių konveibinų veiksmus. Kitaip tariant, valstybė sąmoningai išjungė savo pačios įstatymus. Mao, jausdamas, kad praranda įtaką partijos aparatui po didžiojo šuolio bado katastrofos, panaudojo destruktyvią masės energiją tam,
kad apeitų ir sunaikintų pačią valstybės biurokratiją. Jis sukurstė anarchiją iš viršaus, paversdamas paauglius savo asmeninę armiją. Vakarą po šio mitingo prasidėjęs smurtas greitai tapo nebekontroliuojamas. Vien Pekine per rugpjūtį ir rugsėjį raudonieji sargybiniai mirtinai nukankino arba privedė prie savižudybės daugiau nei 1700 žmonių. Buvo niokojami muziejai, deginamos neįkainojamos knygos, griaunamos šventyklos, įskaitant Konfucijaus kapavietę. Mokytojai, dėstytojai buvo viešai žeminami, verčiami klūpėti ant stiklo duženų, o jų studentai arba mokiniai juos mušė, spardė arba spjaudė. Per 3 mėnesius po šio rugpjūčio 18 susitikimo Mao dar 7 kartus stos prieš beveik 13 milijonų jaunuolių kariuomenę, kad juos pakrikštyti, palaiminti raudonųjų sargybinių kovai. Mao žudikų krikštynos įvykusios ir prasidėjusios šiandien mus visai netrukus įdomiai susijęs su ta istorija, kurią girdėjote iš Vilniaus. Sutikite, tos raudonųjų sargybinių palaiminimo ceremonijos, tai lyg apverstas veidrodis Vilniaus istorijai. Vilniuje valdžia baudė minią už tai, kad jis susirinko prisiminti pasipriešinimo simbolį. Ir man artima tokia minia. Bet istorija Kinijoje sukrečia, nes ten valdžia pati apsivelka minios rūbą, uniformą, raištį, kad minia veiktų jos vardu. Aš nenoriu čia pamokslauti. Priimkite tai, kad aš tai sakau savo, bet galbūt tai tiks ir jums. Negalima pasiduoti ir savęs pamesti. Vertinant įvykius, reiktų kliautis sveika nuovoka, o ne minios nuomonę. Mato Evangelijos 7 skyriaus 1 ir 5 eilutės sako: neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Geros dienos. Ačiū, kad buvot kartu. Aš Giedrius Ledas. Iki rytojaus.